Spalio 29 dieną buvo vėl atidaryta eismo juosta skirta viešajam transportui. Tačiau šis pakeitimas daug nesuteikė pagalbos transportui ir paprasčiausiai sukėlė problemų žmonėms, kurie buvo jau įpratę važiuoti visomis trejomis juostomis, o viešojo transporto šioje gatvėje nėra labai daug ir pats transportas didysis yra iš žmonių automobilių, kurie važinėja su automobiliais į centrą. Tai įvyko dėl Erfurto ir Oslo gatvių remonto, kas buvo vėl atidaryta juosta skirta visiems, visos trys juostos buvo skirtos automobiliams ir viešasis transportas važiavo jomis ir lengvieji automobiliai. Tačiau, kaip minėjau, spalio 29 dieną šios juostos vėl atidarimas tik viešajam transportui sukelia dabar daug problemų vairuotojams, ką mes bandysime šiandien išsiaiškinti ir parodyti plačiau apie šį pakeitimą. Štai kaip tik matome pavyzdys, automobiliai važiuoja juostą, kur yra skirta tik viešajam transportui ir jie nelabai suvokia, kad ant žemės nupaišytos linijos, kurios rodo, jog nubraukta ir čia šią juostą gali važiuoti lengvieji automobiliai. Jie nepastebi ženklų, kur yra pastatyti ir rodo, jog negalima naudoti šią juostą lengviesiam automobiliam. Esame Rivonių ir Savanorių prospekto sankryžoje, kur yra ženklas rodantis, jog dešinės juostos skirtos viešajam transportui negali važiuoti tiesiai, tačiau automobiliai, kaip matome, jie važiuoja tiesiai ir tai nesukelia jokių problemų. Ši juosta tik palengvina ir pravažiavimą, pralaidumą šioje gatvėje ir automobiliai gali lengviau važiuoti tiesiai, nesukeldami vienas kitiem problemų. Štai kaip matome, automobiliai stovi viešajam transportui skirtoje juostoje ir jie važiuoja tiesiai, nors prieš tai atrodytas ženklas jiem draudžia tai daryti ir jie nesilaiko šioje vietoje kelių eismo taisyklių. Bet tai nesukelia jiem problemų. Paprasčiausiai toliau esančios trys juostos jiem suteikia galimybę jomis naudotis ir, kaip matome, jie su jomis naudojasi. Ir Vilkpėdės sankryžoje, kur yra dabar nesenai atidarytas posūkis iš Savanorių prospekto atvažiuojančiom automobiliams sukasi Vilkpėdės kelią į kairę pusę, nors Savanorių prospekto į kairę pusę. Ir tai sukelia problemų laiko atžvilgių, nes automobiliai, kurie važiuoja nuo Savanorių prospekto link Geros Vilties žiedo, tenka laukti ne tik automobiliam, kurie išvažiuoja iš Vilkpėdės kelio, automobiliai, kurie pravažiuos ir nuo Savanorių prospekto Vilkpėdės kelią. O kokios alternatyvos čia yra? Šioje vietoje alternatyvos būtų panaikinti šį posūkį į kairę, nes toliau Savanorių prospekte yra papildomi apsisukimai, kurie leistų apsisukti automobiliams ir tuomet suktis iš tos pusės į Vilkpėdės gatvę. Tai sumažintų kamščius ir palengvintų susisiekimą. Taipogi šioje sankryžoje, šiame kelyje automobiliai nesilaiko taisyklių, nepastebi šio ženklo, kad jisai reiškia, jog reikės persirikiuoti kairiau, nes atsiranda po šios sankryžos eismo juosta skirta viešajam transportui, kurios atkarpa yra labai neilga ir kam iš viso dabar tuomet daryti juostas viešajam transportui, jeigu jos neatlieka funkcijos, jos būna labai trumpos. Tai ši juosta yra 50 metrų, kuris sukelia problemas visam transportui važiuojančiam nuo centro. Mes siūlytume nuo šio reportažo šioje Savanorių prospekto dalyje padaryti automobiliam visas tris juostas laisvas ir viešajam transportui skirti tiktais laiką nuo 7 iki 10 ir nuo 4 vakaro iki 6 vakaro. Ir mūsų valstybė galėtų tikrai susimąstyti ir padaryti šias išvadas ir palengvintų viešajam transportui susisiekimą, taip pat ir vairuotojams.